Šį kartą mes kalbėsime ne apie kameras, o apie maitinimo šaltinius. Komplektacijų prie kameros būna štai toks maitinimo šaltinis. Liaudiškai tariant, į rozetę kita dalis jungiasi štai čia. 12 V maitinimas kartais yra nepatogu vien todėl, kad mes lauke neturime nei rozetės, nei šis daiktas yra skirtas lauko sąlygom. Kartais mes lauke turime tiesiog elektrą įsivedę ir norime kažkaip susikonstruoti. Tokiems atvejams mes turime štai tokį sprendimą iš Dahuja. Tai yra sandari dėžė, kuri sukasi prie sienos. Čia yra dvi vietos ir apačioje, jeigu mes turėsime užsitvirtinti. Jisai išsiema iš savo korpuso. Pabandom tai padaryti su viena ranka, nes ne visai patogu. Štai. Viduje, kaip minėjau, yra tiesiog kaip dėžutė. O čia turime mes maitinimą. Kameros maitinimas jungiasi štai va čia. Kameros likę laidai dedasi štai va čia ir čia. Visi jie sukeliauja į šią vietą, o elektrą pačią mes pasijungsime štai va čia. Tokiu atveju mūsų maitinimo šaltinis bus apsaugotas nuo vandens. Viską sustatome savo vieteles. Aišku, patogiau viską daryti yra dviem rankom. Ką galim daryti viena ranka, visi vyrai puikiai žino. Štai, tokia va dėžutė, kabinasi lauke ir turime mes maitinimo šaltinį. Puikus sprendimas iš Dahuja Imau kamerą. Beje, čia matote naujieną, apie kurią pakalbėsime vėliau. Šita kamera turi ir sireną, ir švyturėlius liaudiškai mirgalkes.